Shut up and sit down. Iš kur meno ir kultūros pasaulyje atsirado tas kirminas, kuris graužia žmonių likimus ir veda į degradaciją? Kodėl srityje, kur žmonės ieško grožio, ieško tobulumo arba to grožio netobulume, kodėl ten pačių žmonių likimai griūna? Kodėl menininkai, kultūros žmonės, kultūros gerbėjai dažnai kenčia nuo psichologinių problemų, nevilties, depresijos, alkoholizmo, kitų silpnybių, negebėjimo sukurti ir išlaikyti santykius, negebėjimo surasti savo vietą visuomenėje ir negebėjimo pragyventi iš savo talento, neišsižadant vertybių. Ir dėl ko meną ir kultūrą kuriantys ir vartojantys žmonės patys nebūtinai tampa kultūringesni ar sąmoningesni. Tai gilinsimės, nes šiame kurse kūrinys, balas ar atsiskaitimas nebus svarbesnis už asmenybę, kuri kuria, kuri priima ar kitaip dalyvauja kultūros kūrybos procesuose. O kursas yra padarytas taip, kad būtų prieinamas visiems, yra keletas pasirinkimo variantų ir visa informacija yra svetainėje, tai yra temos, planai, kainos ir galimybė užduoti klausimus, o su kažkuo iš jūsų jau susitiksime programoje.